Kelkite, žmogus atvažiavo jau. Ką jūs čia veikiat? Gerai, trauk ranką. Einam, dirbti reikia, atvarė jau žmogus laukia. Negoju. 10 minučių, kad man būtumėt pasiruošę. Sveiki sugrįžę į jau pamėgtą žiūrovo gaminimo laidą Perkepėm, kur varžosi profesionalų šefai. Šiandien svečiuose turime Vanilla Killa B. Labą. Aš kiek kalbėjau su žmonėm, tai žiauriai nepatinka šitą laidą. Tai nėra, kad mėgsta labai ją. Vanilla Killa B, kitaip žinomas tikruoju vardu. Zigmas. Vanilla Killa B stand-upo karjerą pradėjo nuo 1 metų. Jo. Kai man buvo 1 metas, aš... Atsistojai. Jo. Ne, gal metais, 2 metai. Nuo 2 metų aš. Nuo 2 metų. Tu nuo 2 metų pradėjai vaikščioti? Oi, gal net nuo 3. Žinau, man mama sakė, kad labai sunkiai man buvo. Tai aš toksai buvau visą laiką. Ką gaminsim šiandien Vanilla Killa B? Mes gaminsim kiaušinius. Nes man asmeniškai labai aš mėgstu kiaušinius. Labai Kiaušus, jo, kiaušus pasmaguriauti. Tai aš pasiūliau Evaldui, sakau, gal davai kiaušus darom. Tai sako, gerai. Tai jo, šiandien darysim pusryčius. Kiekvieni geri pusryčiai prasideda nuo ko? Pradžiai pasikolinti koką. Šiaip, jeigu ne tu, mano pusryčiai būtų gan kuklesni. Aš daryčiau kavą ir cigaretę tiesiog vieną. Čia to yra ritualas rytinis? Ja, koks tavo yra rytinis? Oi, mano, tai aš iškart atsikeliu, tai yra intensyvus sportas. Pas mane aš mėgstu labai intensyviai, nuo pat ryto padarau tą rumbą, pilates ir tada jau svorio kilnojimai. O po svorio kilnojimų mėgstu pamasturbuoti. O sakau, man masturbacija yra tai kaip tavo rūkymas turbūt. Aš, žinai, greitai išbėgu ten, kada būna dirbu, žinai, tai greit nubėgu, žinai, dročinu ir grįžtu. Su cigaretėm yra tas, kad ten, žinai, tu gali bendrauti, ten kažką smaukant ir gali, aš nesuprantu, ko žmonės, žinai, ir dar sveikiau būtų visuomenė, jeigu... Socialaus smaukimo? Jo, tarkim mes, einam pasmaukyti, einam, davai, žinai, smaukam, kalbam. Gerai, reikia pradėti gaminti pusrytį. Kaip tu kavą darai šiaip? Aš mėgstu daryti kavą, tiesiog pasiemu bliudelį, įdedu kavos. Bliudelį? Tu šuo? Tu kaip šuo iš bliudelį? Ne, ne iš bliudelį. Į tokį tipą? Paimu porą šitų šaukštų, įmetu, tada užpilu vandeniu, taip laikau ir tada pro tarpus prabėga ta kava. Gerai, šiandien darysim civilizačiau, žinai, kas čia per aparatas? Ne, aš nematau. Parodyk žiūrovom, šiaip man įdomu, dabar bus įsiaiškinti, čia bus vienas didesnių darbų tau šiandien išvirta su archaiškom kavos virimo priemonėm kavą. Jeigu tau reikės bent kažkurio tai žingsnių manęs paklausti, ką reikia daryti, Evaldai, prašau pagelbėk. Gerai, tai tu gali klausti. Aš tas pagalbos tikrai neprašysiu tu dviveidį žiūrkę. Reik vandens. Žinau, jo. Reik vandens. Šiaip galėjom bliudelio darytą taktiką, bet... Parodyti. Aha. Gerokai per daug įpilta, bet nieko. Rimtai? Ne, daryk. Gerai, čia uždedam ant šitą. Gal pradžiai pasiruoš kavą. Kodėl tu su šaukštu dedi? Aš mėgstu. Tai pratęs. Aš dabar jaučiuosi, lyg tipo bandyčiau paruošti savo sūnų prieš mokslus išvažiuojant, kuris pirmą kartą įsiaiškina, iš kur kava atsiranda namie. Negalima spausti. Kodėl? Tipo, turi būt puri. Tai tu dabar man, gerai, Evaldai, tai dabar vyksta toks dalykas, kad aš darau kavą ir tu man aiškini, kaip ją daryti. Tai kodėl tau nepaėmus viso šitą šūdą, kur aš prašiau tas bliudelę, tiesiog bliudelį daryti kavą, kodėl tau nepaėmus viso šitą šūdą ir pačiam nepadarius? Kodėl aš tau turiu daryti? Ne, gali spausti, gali presuoti. Daryk kaip to. Užsuksi ar padėti? Sukau. Tvirtai užsukai? Jo. Dujas atsuk pradžiai. Geriau, kaip aš neatsukit? Ne, čia... Bet tu toks kavos ekspertas, ne? Aš kavą mėgstu. Gerai, aš kavą... Gerai, tai tikrai. ta proga žaidimas. Be kavos nėra dienos. Tau reikės atsakyti, kad gautum kavą, reikės atsakyti 3 klausimus. 3 klausimai paprasti. Reikia kiekvieną kavos rūšį paaiškinti, kaip ji yra pagaminama. Taip. Supranti viską? Tipo, kaip, ne kaip pupelės. Receptas. Kas... Jo, gerai.
Tai pradėsim nuo paprasčiausio, viena iš paprastesnių Jo. espresas. Ekspresas. Espresas. Ekspresas. Espresas. Nu, ekspresas. Blet. Kava ekspresas. Taip, ekspresas. Kaip laikraščių vakarų ekspresas. Taip, greita kava. Greitai išgeri, iškart į kraują tas kafeinas, iškart važiuoji. Aš dirbdavau strojkės. Ekspreso pasidarai, žinai, 3 cigariukus supieši, iškart grįžti į darbą. Nu, nebūda ten, žinai, ten, kad duoda tau. Tai reikėdavo greitai ekspreso kavos. O tada latte, tipo, yra lėta kava. Nu jo, leit. Gerai, kaip daromas espresas. Ekspresas yra daromas... Dauniukas, espresas. Espreso. Tu paimi, užpili ją ir palauki. Ir tada... Duosiu pasitaisyti šansą. Espreso. Jeigu normaliai ištartum, tai yra nuo to, kad išpresuota kava. Ai, tai suspaus, kaip tu man sakei, nedaryt. Ja. Kaip gaminama yra latte? Latte tu paimi kavą, užpili, palauki, kol jinai prisirps. Verdam kiaušinius, ne? Susitarim. Jo, verdam pirmą, kaip aš sakiau, man patinka kiaušiai, kieti kiaušiai, Sakėjau jo. kieta kiaušiai, vyrukai, tai... Reikia pradėti ir užsivirt vandenį. Jo, vandens pirmą Reikia. reikia. Iš to vandens biškį. Jo, Laikyk tik tą puodą, nes tos rankas čia taip. jo, gerai. Moki naudotis elektroniką ir irgi kaip kiti bus taušis. Moku, va, žiūrėk, kavą išmokau padaryti ir šitą. Ką, šaunam tada po kiaušinuką. Gerai, daug man tą kiaušinuką tokį, žinai. Čia būna kažkoks garsas, kai čia... Tau tiktų, kad tave kastintų į mūsų. Jo, jau čia bėga, žinok. Jau bėga? Jo. Tegul bėga, po biškį. Šiaip skaniai atrodo, kaip... Aš šiaip nežinau, kaip pieną dabar pasišildyti reikėtų, nes aš... Į jį reikėtų pieną? O kam tu šildyti pieną? Reikia išplakti. Žinai, kad galima puodė išsiplakti pieną. Man parodė vienas Olandas. Būtina Olandas. tokią pačią kavą daryti. Man parodė vienas Olandas pas mane bute. Koks Olandas? Atvažiavo iš Nyderlandų pas mane 2 bičiai ir sėdėjom bute ir sako, turi kavos su pienu ir aš tiesiog pašildžiu pieną, sako, aš parodysiu tau, kaip reikia išplakti. O galima aš darysiu savaip kavą, tu savaip, nes čia Ne, tai žiūriu, aišku, kad čia galima. tipo darau... Ne, tai. Užteks gal tau jau? Ką žinau, tai čia... Mūsų svorio santykis skirtingas yra. Purinas padelis tavo, bet... A, ne, purinas. Čia tokia tekstūra. Aš jau savo gal ištrauksiu, aš mėgstu pervirtus. O kodėl tu tiek mažai followerių turi Instagram'e? Tau netrodo, kad per mažai? Nesijauti tu neįvertintas Lietuvos kūrėjas? Žiauriai jaučiuosi neįvertintas labai. Kodėl nebedarai savo laidos? Tai labai sunku daryti. Aš esu vienas žmogus, viską vienas darau ir aš bandau daryti... Aš irgi ir pažiūrėk, gerai gaunasi. Nu, bled, gan hujovai. Nu, sakau, kiek man yra sakę žmonės, nu labai blogai. Nu, kažko trūksta, žinai, ar kito vedėjo. Nori, žinai, gerai visą laiką padarytą laidą paviausią. Negirdžiu aš, ką sakai. Noris būti... Aš pieno plaku. Noris būti geresnė, žinai, geriausia savo versija visą laiką. O tu žinai tą bairį, kad jeigu, žiūrėk, nelupdar savo kiaušinio, žiūrėk parodysiu. Jeigu tu pralupi viršų kiaušinio Ja. ir apačią, jeigu pralupi, Ja. padarai tokius 2 apskritimus, ne? Ir kad nusiluptų gražiai kiaušinius, reikia per viršų papūst ir tada gražiai nusilupa. Eik tu. Gal kepam? Gerai, prieš kepant kiaušinius aš iš tikrųjų iki tualeto dar nueisiu, nes Į tualetą. labai... Gerai, Tu nenori? Ne, aš nenoriu, aš palauksiu. Tikrai? Ja, aš ne. Eik tu, aš palauksiu. Viskas gerai? Jo, viskas gerai. Labai skani kava, tai... Nem. Ką tu čia darai? Nem. Mankšta. Kas čia per mankšta? Nem, šefa. Nem. Nem.
Tu tikrai nenori? Ne. Galim pradėti keptą, ne? Jo. Aš ten sutikau, šefas daro mankštą, tai reikia paskubėti jau. Gerai, reikia dabar pasikeitę plantai, darysim kiaušinieną. Lakai karštą pizdą. Nes Nu, mes. Drąsuolį. Gerai. Mano sugedęs kiaušinis. Ne visi būna veikia iš parduotuvės pirkti. Jo, reikia taisyti. Pabandyk kitą. Žinok, šitas irgi kažkaip brokuotas pirkai. O veikia šitie kiaušiniai jau? Jo, šitie veikia, tik tai jie su viščiuko dalim kažkokie, ne. Aš pigesnius pirkau, buvo nukainota. Aha, matos. Šitie su antibiotikais, ne? Reikia, galima šakutę kokią ar kažką, galima... Nežinau, vanila, ar galima šakutę? Maldauju, prašau, galima šakutę, yra šakutė kokia, arba tas plakiklis, aš nežinau, nuduok man. Gaudyk keturakį. Ačiū. Žiūrėk, kodėl tavo nickname'as yra Vanilla Killa Bee? Nes aš norėjau būti muzikos prodiuseriu, kai tik pradėjau karjerą. Muzikos prodiuseriu norėjai būti? Jo, aš nuo pat mažens norėjau būti, daryti beatus. Tiesiog, aš pagalvojau, tipo, kaip vadintus baltaodis reperis. O kodėl tada su Zigmu kažko nebandėjai? Zigmas, žinai ką, aš pagalvojau, kad, Zigmas, tipo, Zigm-Z kažką tokio, tipo, galėjau bandyti, bet... Aš tau turiu pagalvojęs alternatyvių nickname'ų. Nori? Chinchilla Hilla Me. Chinchilla... Hilla Me. Chinchilla yra čia kažkoks graužikas, ne? Jo, graužikas toks kaip tu. Nori kitą? Nu, kitą. Gorilla, ne, šitą gal nereikia, sakyt. Okei, palauk. Kažkodėl redaktūros klaida kažkokia. Tequila Lila T. Tequila, nes... Kodėl tequila? Nežinau, aš tiesiog įvedžiau į žodžiai, kurie rimuojasi puslapį vanila ir bandžiau rasti alternatyvų tau. Aha. Nu, jeigu gerčiau tequilos daug, tada gal gerai būtų. Gerai, tada paskutinis mano sugalvotas Kestas. Blia, geras. Kestas man patinka, Kestis dar galėtų būti, ne? Kestis. Tau tiktų Kestis. Tu toks Kestis. O dabar tas, kur prisišykęs būna. Tai tu nedėsi daržovių pas save į patiekalą, kaip suprantu. Yra saulė džiovintų pomidorų. Oi, man pomidorai labai nepatinka. Yra halapas pipirų. Halapas biški... Halapas tie biški aštresni, ne? Man halapas skamba kaip liga zalūpos. Jo. Pas tave halapa. Halaplygė. 3 lygio halapa. Nes hlapatoja labai. Davai kesti, davai varom pas mane. Blet, norėčiau, bet man halapa. Tai jeigu nori susirgti, tai... Blet, pasipisau su to keščiu ir dabar halapa man. Yra ir žaluminų, jeigu reikia tau, žinau. Juk dariuk. Nu jo, daug dar vieną šitamės. Paprikos nori? Vienas. Simsiu aš svagūną biškį savo ir... Man galima? Jo, tuoj palauk. O koks didelis? Aha, aš atsipjausiu. Svagūnas man tokie dideli labai patinka, labai patogas pjausti. Prašau. Užteks? Jo. O tu vis dar esi ofise, ne? Mes su tavim turėjom trumpą laiką, kol buvom bendrastaliai ofiso. Aha. Labai nepatiko man su tavim būti. Man irgi nepatiko su jumis būti žiauriai, nes jūs visą laiką pripieždavot ant mano stalo nesąmonių ir palikdavot šiukšles visas nuo savo stalo. Ne, o tu žinai, kad mes, tipo, kai tu jau atsisakei eiti pas mus į ofisą, ten mokėt nuomą, ten visą kitą, kad mes darėm tą vakarėlį net. Ai, iš lėdytuvių mano? Bet tai aš nebuvau. Žiauriai smagu buvo. Susisakėm Radži. Bet aš nebuvau. Kodėl man... Jūs rašėte čatą kažkur? Ai, jo, mes kitą čatą sukūrėm iš karto. Ai. Ir per kitą čatą pakvietėt mane iš lėdytuvės?
Ne, aš tik sakau, kad sukūrėm, kad tik tu nesužinotum. Gerai, žiūrovai, aš dabar ką padariau, tai supjaučiau halapos ir įdėsiu į savo kiaušinienės bliudelį. Į savo halupą. Tau reikia halapos? Man nereikia halapos, gavau. Gabijos 2 savaitės nebuvo, tai... Kaip jūs, žiūrovai, pakomentuokite, ar savo kiaušinienę mėgstate su priedais, ar paprastą? Ar mėgstate kiaušinienę skanę, ar tokią kaip vanilos kilos Ne, bet aš jau darau su halapa, nu tai baigta. Paprikos, halapos bus, nu taip, pas mane jau, aš jau pakėliau biškį lygį. Ir tai jau per daug, kiek aš ten, nu žinai, nenorėjau aš čia kelt, bet... Labą dieną. Labas, sveikas. Mačiau, dedat halapą. Jo, halapa. Lauksiu, kol iškeps kiaušinienę su halapa. Jo, halapa čia... Nori biškį kumpę? Nori? Kumpis yra jam. Biškį šojelis, nori? Nori halapas biškį? Ne, halapą reikia... Jum gabaliuką, baigti. Ne, ačiū. Baigti, šefas, ateik, jum. Paragauk, kas. Labai gerai, halapą. O, gerai, varyk, seniai, džeksas. Kas dar pas tave, Evaldai? Ką tu man dar nori papasakot kažką? Nieko aš tau. Kaip tavo tėvai? Nežinau. Sigis atsigavęs biškį pailsėjęs. Blet, gal dar šoninės biškį? Ai, tai dabar jau reikia šoninės tau, jaunuolė, ne? Dabar jau tau įdomu. Nu, blet, aš žiūriu, kad tu čia jau gan agresyviai konkuruoji, tai... Nu, gerai. Tik dabar nieko nedarai. Labą rytą. Labą rytą, operos fantomė. Čia žiūrovam praneša, kad įkaitinau keptuvę. Ir dabar paimsiu sviestą. Sviestą tikrai negailėsiu, nes sviestas yra tas visas skonis, tas riebalas. Gerai, man biškai atsibodo, kad tu tiesiog pas mane laidoj dominuoji ir tu realiai tiesiog kaip Beata Nikolson, tiek daug Beatų, blėt, Lietuvoje. Kaip Beata Nikolson jau tiesiog pizdėlinį viens pats ką kepi ir pažaidžiam žaidimą. Nu. Aš tau paruošęs esu. O, aš tik žiūroju, pasakysiu, ką aš dabar darysiu. Bandysiu, kad jis nesuruduotų per daug. Nes jeigu suruduoja, jau būna neskanu, tai stenkitės nesurudinti savo sviestą, kaip sakoma. Tai va, įdėjau, jau jisai jau čia kepa. Jeigu jis jau čirška, tai jau čia jau reiškia, tai kad jau gali būti Tai žiūrovas, jeigu darot namie, tai va, atsargiai nesurudinkit savo sviestą. Galim paruošti žaidimą, kurį parašiau. Palauk, to aš žiūrovai dar tik paaiškinu, kad įmetu visą šitą kiaušinienę į tą keptuvę ir dabar žiūrėkit, iš karto maišau, reikia maišyti, suprantat? Nuo sūrio, nuo to viso sūrio, nuo to sviesto, ta tokia kreminė tekstūra atsiranda kiaušinienė ir jau. Gerai. Na ir va, kiek čia laiko užtruko. Labai gerai ir merginai, ir mamai padaryti, va, kiaušinėlis iš ryto. Gerai, nu, žaidimą galim tą žaisti. Gerai, pažaidžiam žaidimą. Nu? Kiaušinių trivija vadinsis. Pirmas klausimas būtų, koks didžiausias kiaušinis? Tu esi didžiausias pasaulio kiaušas. Gerai, žiūrovas, tai ką mes padarėm? Tai iškepėm kiaušinienę, biškį leidom pailsėti. Ir tada biškį padruskinam ir tada biškį papipirinam. Štai yra tokia santuoka jau nuo pat pirmų šimtmečių yra. Biškį vėmalas, yra kaip yra, bet... Jau baigiai? Jo, aš baigiau, aš dabar lauksiu tas, tu gali manęs klausti, ko tu nori aš. O ką tu darai? O tu šiaip žiūrovam pasakoji, ką tu darai, ar tu tiesiog... Ne, aš neturiu laiko, kada papasakot. Ir va dėl to mes komikai nenorim su Evaldu niekada draugauti, nes jis biškį psichinis yra, jis nenorime su... Ai, gerai, va, dar šitų svogūnų laiškų papjaustysiu biškį ant viršaus. Žiūrovai, dar ką aš čia nepaminėjau, tai aš
svogūno laiškų biškai papjaušiau, bandžiau biškai ant viršaus, kad būtų tas akcentas. Bet čia, nu, čia, žinai... Akcento negalima daryti, nes jau yra padarytas. Atsiprašau. Dar desertas laukia mūsų. Gerai, padarom desertą. Galiu aš pradėti desertą daryti? Ar... Tai tada tuoj palauk. Aš paėmiau, kaip ir sakei. Taustą. Ne tostą, o tostą. taustą. Sakei, telefonus sakei, tostą reikės. Toast. Hey man, I would like some toast. Tai tosterį atnešė? Jo, aš dar šiandien iš vonios pasiėmiau. Dar šampūnų biški kvepia. Tai tą kampą nupjauti tiesiog gali. Ja, čia gal. Oi, kaip gerai pjauna vaikinas. Duok man, tu nemoki pjauti. Nu, nemėtik duonos, duoną reikia gerbti. Peilį galime. Ir paruošęs esu jau. O ką tie skaičiukai ant tausterio reiškia? 2 tipo, kad 2 porcijos, ane? Jo, du taustai. Ok, tai tada ant 2 pastatau. Išijoj. Su peiliu gali kišti. Aš tada palauk. Šakutį Pagrūž, turi? biškai jos. Palauk. Laikau dabar. Palauk. Ačiū. O? Ačiū labai. Kas pas tavęs taip smirda? Nieko. Paskiau po filmavimą pasakysiu. Anekdotinė situacija, kaip sakoma. Žiūrovas dabar, ką aš padarysiu, tai užtepsiu tiesiog ant duonos, baltos, čia turbūt... Kaip vadina šitą duoną? Huiduona. Ant huiduonos užtepsiu sviestą. Nes vis tiek mes lietuviai mėgstam tą. Ei, žiūrovas, aš dabar patepsiu duoną, biškį šviestą patepsiu. Ne, nu jeigu žiūrovas norės daryti kartu su mumis, čia tokia interaktyvi gal laida gausis. Tai. Kol laukiam pasidaryti paskutinį desertą taustą ir kad visiškai atšaltų kiaušinienę, aš dar esu paruošęs dar vieną žaidimą. Tai yra ryto suktinis su Evaldu Jasaičiu. O, davai, pažiūrėjau. Jo. Šitas žaidimas labai paprastas, ryto suktinis su Evaldu. Ai, va, ką reiškia šitas skaičiukai. Jo, Čia man atrodo laikas. Gal vis tiek išeis kažkas iš šitos. Aš gal kitą padarysiu iš naujo. Dabar desertinius darysim, taip? Jo, reikia padaryti dar saldų tostą, nes mūsų šefas yra Smaližius. Jo, Smaližius matęs iš Tai reikia gal šį kartą pamėginti pakepti duoną taip, kad nesudegtų. Palauk, nekiš su pirštais, einu šakutį. Aš šiaip žinau, kad tu labai daug ką žinai apie šefą, kad jūs ten artimai bendraujat labai. Nu, jisai čia man ne tai, kad draugelis, bet iš mūsų giminės. Manęs prašė pasirūpinti juo. Tai aš taip realiai kaip ir integruoju jį į... Nes jis apie maistą supranta daug, bet pas jį problema yra, kad jisai tipo, ne visus darbus moka, ką įprastas žmogus. Jam kartais, pavyzdžiui, reikia primint nuryti seilės, nes jis pradeda springti. Jisai apie maistą daug supranta, bet tokių paprastų dalykų, kaip pavyzdžiui, negalima įsitraukti tipo penio viešoje vietoje, Man tas pats, žinau. Gerai, viskas, aš tai padariau jau. Jo, galim nešti šefui. Bet man atrodo, dar reikia užbaigti žaidimą. Ai, gerai, einam, jo, užbaigim žaidimą tada prieš ragavimą ir... Jo, gal idėjų atsiras tau, kaip tau būt juokingesniam. Jo, einam pažaisim. Va, čia aš labai skaniai padariau, va, čia mano yra, čia va, mano maistukas, čia va. O? Ja, kaip man 4 lėkštes paimti? Mano pirma, tada paimkit. Labai sunku laikyti. Aišku, sunku, pažiūrėk į save. Labai geras pateikimas. Pamiršau, kaip biški trūksa halapas, bet gerai, kol kas. Serė.
Vegetarinė. Jo, tokia vegetariška, gali to biškito sumušinuko. Halapa. Halapa. Halapa, jo tokį duoda. Desertas. Taustas. Už jūs, vyrai. Ačiū. Prašau. Kitokio uogienė. Čia su mėlynėm. Toks biški labiau paskrudis. Nu jo, kaip iš reklamų kaip būna. Kiaušinienė niam, taustas niam. Net netrūksta halapos. Nežinau, pas mane tokia kiaušinienė, kaip valgyčiau pas močiutę. Nu, tokia, ką aš žinau. Tokia, kur pradedi vertinti tik nuo 22 metų. Kur vaikystėje vienas neskaniausių patiekalų gyvenime. Bet kai pradedi mėgti suaugėliškas nesąmonės, kaip svogūnas ir lašinys. O, jo, tai riebi kokia. Gerai ant... Štai tikrai vegetariška. Nu, tokia, bet lengva tokia, ką. Skani šiaip. Pala, aš toj pabaigsiu savo tą fuinę valgyti. Pala, kaip čia reikia? Du saugienėms. Jo, ačiū labai. Pala, kaip... Ai, bet aš čia savo valgysiu vis tiek. Tada gal su kita ranka reikia, kad kitą valgyt. Ne, irgi šitas. O kaip Grimalis su Vita daro? Nagi, duok, taip. Vai, mano skaniau žymiai. Visi šitoj laidoje visada sako, kad pas juos yra skaniau. Ne, nutausas. Kiaušinienė tai tokia, žinai, kaip pagal nuotaiką. Jeigu tu nori lengviau iš ryto, tai tada mano, jeigu tu esi alkašas prasigėręs. Gerai, ačiū, kas žiūrit. Nepamirškit paprenumeruoti kanalą, paspauskite like, subscribe, parašykite komentarą, kodėl Vanila yra vienas prastesnių komikų Lietuvoje ir kodėl reikėtų baigti karjerą. Ačiū, mėlieji, kad žiūrit. Kitas svečias bus labai paslaptingas. Jisai rimuojasi su Bafas. Ačiū, kad žiūrit. Neklauskit, kodėl aš su Sašas Didžiulio ir Maike. Galimai mėgojau ne namie. Viso. Ką, mėlėjai, dienų lieka ne tiek ir daug. Bilietas nėra pigus, bet už šitą bilietą gaunat visą dieną ragaut alų su viena stikline. 30 bravūrų ir jau rugsėjo 22-23 dienom. Ne už kalnų. Bilietų nėra kalnai. Amerikiečiai alų ir skraidino, ir plukdė dėl jūsų. Tai aš nežinau, man atrodo logiška susitikti Dūmų fabrike rugsėjo 22-23. Putoja renginį.